Deividai, ši jaunimo krepšinio vasara Lietuvos rinktinės buvo nuostabi. Ką galėtum pasakyti apie tai, gal kažką žiūrėjai? Ne visas rungtynės tikrai stebėjau, bet keletą jų mačiau ir sakau, šaunuoliai jaunimas parodė tą charakterį. Vėlgi, tikriausiai ta rinktinė, iš kurios visi labiausiai tikėjosi medalių, jiems nepavyko praeiti, o iš tų, kurių nesitikėjo, tikriausiai nukeliavo aukštai. Tai sakau, džiugu tikrai ir auga gera karta. Tu taip pat buvai tarp tų jaunųjų krepšininkų, kuris iškovojo daug skambių pergalių. Ką labiausiai dabar galėtum papasakoti iš tų laikų? Oi, net nežinau. Vėlgi, visi čempionatai nuo 16-18 metų visi buvo tokie, kaip ir galima sakyti, prisidėjo prie augimo krepšininko, kaip manęs ir panašiai. Tai sakau, buvo tų pergalių, buvo ir skaudžių pralaimėjimų, kiek prisimenu prieš ispanus. Sakau, po biškelių tai augino skūrą ir augino mano kaip krepšininko charakterį. O iš moksleivių lygos laikų, kas yra prisiminti smagu? Moksleivių lyga buvo smagu. Teko žaisti prieš vyresnius, teko ir prieš savų metų žaidėjus konkuruotis, tai irgi labai daug talentingų žaidėjų buvo tuo metu mūsų amžiaus grupiai. Tai tikrai buvo labai daug įtemptų rungtynių ir buvo irgi vėlgi ir pasisekusių ir nepasisekusių finalų, tai sakau, labai geri prisiminimai. Artėja naujas MKL sezonas, visi seka, visi žiūri dabar Lietuvos rinktinę, o ko palinkėtum pats jauniesiems žaidėjams? Palinkėčiau užsispyrimo, kantrybės ir svarbiausiai sveikatos. Čia jau toks sportas, kad sveikata vis tiek yra pagrindinis dalykas, tai linkiu sėkmės, kaip ir minėjau, ir sakau, niekada nenuleist rankų. Ačiū Jums labai.